Iš Jurbarko krašto kilęs archeologas, antropologas, habilituotas mokslų daktaras Vytautas Urbonavičius gimė 1935 metais Liepos 3 dieną Skirsnemunyje. 1959 metais baigė Vilniaus universiteto istorijos filologijos fakultetą. Dar studijuodamas 1957 metais jis pradėjo dirbti Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje. Nuo 1963 iki 1967 metų su trumpomis pertraukomis vienas žinomiausių Lietuvos archeologų mokėsi Maskvos etnografijos instituto plastinės rekonstrukcijos laboratorijoje kartu su garsiu profesoriumi Michailu Gerasimovu. Čia jis įsisavino dokumentinio portreto atkūrimo pagal kaukolę metodiką bei parengė daktaro disertaciją, kurią 1967 metais apgynė Vilniuje. Tais pačiais metais Vytautas Urbonavičius pradėjo dirbti Lietuvos mokslų akademijos istorijos fakultete. Nuo 1966 metų savarankiškai kasinėjantis kapinynus bei visą savo gyvenimą paskyręs istorijai, šiandien Vytautas Urbonavičius prisipažįsta į archeologiją atėjęs atsitiktinai. Manęs archeologija nepatraukė. Į archeologiją atėjau atsitiktinai, visai atsitiktinai. Kaip viskas auginė, gyvenime dariau atsitiktinai. Ir aš taip man sakė, kad aš ir į svietą atėjau atsitiktinai. Tai čia manęs nereikėtų laikyti labai tokiu užkietėjusiu archeologu. Tikrai atsitiktinai, aš nesirinkau šitos specialybės. O paskui, kada jau atėjau į universitetą studijuoti istorijos, tai po kiek laiko, kada reikėjo rinktis specializaciją, tai čia buvo konkrečiausias mokslas iš visų istorijos mokslo šakų. Taip ir atėjau į archeologiją. Tai va ir viskas, o paskui jau, kai atėjau, tai per netyčia pradėjau dirbti studijų metais, pradėjau dirbti muziejuje. Čia iš bėdos, čia ne iš pašaukimo. Ir po trupučiuką užsikabinau už tų daiktų, užsikabinau už tų problemų ir taip ir pasilikau, ir paskui nebuvau kur tik. Tai va tokia trumpa istorija. Pirmuosius radinius kasinėjant kapinynus pats Vytautas Urbonavičius aptiko 1957 metais. Dalyvavo ekspedicijose kasinėjant Jonelaičių, Graužių, Obelių, Diktarų, Ruseinių, Mosėdžių ir kitų vietovių apylinkėse esančius kapinynus. Iš panašių ekspedicijų vykusių mūsų rajone archeologas dalyvavo kasinėjant Seredžiaus ir Veliuonos apylinkėse. Jurbarko rajone pats asmeniškai dirbau labai nedaug tokiuose menkavertėse vietose, tai čia senamiestį, vienur ir kitur, tai palei gimnaziją, tai čia Lietuvos gatvė, tai kažkur tai palei tiltą statoma, tokius menkutės, kur buvo susijusius su gamyba. Ar tai kabelių tiesimas, ar tai kelių tiesimas, ar tai ten kiemas valtavimas, ar dar kas nors. Tokie. O šiaip tai esu dirbęs dviejose turbūt vietose, Seredžioje su kita grupė, 64 metais. Perėto amžiaus ir perėto tūkstantmečių dar. Su kita grupė ir paskui su kita grupė Veliuonoj esu dirbęs. Ir dar čia toks kultūros paminklų sąvadas turėjo eiti čia sovietmečių paskutiniais metais. Jis turėjo apimti visus regionus, geografiškai visus regionus ir Jurbarką taip pat. Tai čia šlėtinėjau po šitos kraštus, rinkdams medžiagą tam sąvadui, apie archeologijos paminklus. Ir užkabinęs buvo ir Skirsnemunės gabalą. Tai vat ir viskas čia. Nuo 1988 metų Vytautas Urbonavičius vadovavo Žemutinės pilies valdovų rūmų teritorijų tyrimams. Jo rūpesčiu Vilniaus Žemutinėje pilyje buvo suburtas kompetitingų specialistų kolektyvas Pilių tyrimo centras Lietuvos pilys, didelės apimties kompleksiniams tyrimams atlikti. Sukurta tinkama techninė bazė bei prielaidos valdovų rūmams atkurti. Kada mes atėjome dirbti šitą vietą, mane čia gyvenimas nubloškė. 88 metais sudarinėjau grupę, specializuotą kompleksinių tyrimų grupę, tai vietai ištirti. Tada mes buvom gavę uždavinį labai konkretų ištirti šitą vietą, sukaupti medžiagą, atstatyti valdovų rūmus. Nežinojom, kas yra po žemė, ypatingai nežinojom vietų. Apie istoriją buvo surinkę kolegos duomenys ir mes naudojomės tais duomenim, o paskui patys jau pradėjom dirbti kastuvu. Tai
gavę tokį uždavinį, man atrodo, kad mes turbūt neturėjom ir abejoti, ar čia reikalinga, ar nereikalinga. Uždavinys yra uždavinys, kaip kavanais laikais sakydavau. Komjaunimui pasakyta. Ne, partija pasakė reikia, komjaunimas atsakė bus. Žinot, buvo toks kalambūras. Tai čia iš tikrųjų taip ir buvo. Ir čia jokio pasirinkimo praktiškai nebuvo ir aš jo ir nemačiau. Kadangi iki to laiko aš turėjau kitą problemą, iki to laiko turėjau kitą interesų ratą, iki to laiko aš tyriau visai kitokio pobūdžio objektus ir čia staiga, va toks va, objektas, nepasiruošus morališkai. Tai pasirinkimo nebuvo. Ir todėl kibom į darbą visi sudaryta buvo grupelė žmonių, surinktų iš kitų interesų, iš kitų problemų ir mums sumesti čia į tą pliurzę. Bet ta pliurzė tai tiesioginė žodžio prasme, kadangi ten yra kultūrinis sluoksnis, jo storis yra taip 5, 6, 7 metrai iki 8 metrų. Tai ten giliai yra pliurzė. Nuo tokio, kur be guminių batų iki šlaunų jau nieko padaryti ir negalėjo praktiškai. Tai va ir viskas. Ir čia ir nusėdam. Nusėdam ilgam. Pradžioje tiem, gal dar keliems metams, o paskui 14 metų, dabar praktiškai pasirodė, kad yra 20 metų. Tas viskas. Ir taip ir darėm. Taip ir darėm, rinkom medžiagą rūmom atstatyti. Ir mums nekilo tokia idėja, reikia ar nereikia. Čia mūsų darbas buvo. Ir dabar toks tiesiog keistas klausimas kitą kartą. Man taip atrodo, mano akimis žiūrint, keistas klausimas. Reikia ar nereikia? Nu kas tie rūmai? Rūmai tai yra Lietuvos didžiosios šitie rūmai. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybingumo simbolis, jeigu patys rūmai. O šiaip tai buvo Vilniaus pilys, tai buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės centras. Tai buvo Vilniaus centras, o Vilnius buvo sostinė. Visais laikais Vilnius buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė. Vilniaus pilys buvo Vilniaus širdis. O tie rūmai tai buvo viena iš sudedamųjų pilies dalių. Va štai ir viskas. Tai man atrodo, čia viskas yra pasakyta. O patys rūmai tai buvo to valstybingumo simbolis. Taip mes buvom. Mums buvo įkalta ir taip mes buvom patys paskui įsikalę. Persimėm šitų ir mes niekada nebejojom. Aš turiu galvoje tą grupę žmonių, kuri ten dirbo nuo pat pradžių. Nuo 88 metų. Beveik vienu ir tuo pačiu metu kaip ir archeologija, į Vytauto Urbonavičiaus gyvenimą atėjo susidomėjimas kinu. Jis filmavo archeologinius paminklus, fiksavo mokslinių ekspedicijų metu atliekamų tyrimų eigą, kūrė dokumentinės apybraižas. Archeologas neslėpė, jog kinas vos netapo jo tikrąją profesiją. Tai nedaug trūko, kad čia būtų buvusi mano profesija. Kad gal ne archeologija, o čia. Bet išėjo taip, kaip išėjo ir man vėlgi viskas atsitiktinai. Mes buvom užsisakę aparatūrą, kino aparatūrą ir filmavimai, ir propagandai. Tai tą viską darė kitas žmogus, o paskui per netyčias išėjo kitą darbą, liko tą aparatūrą ir nebuvo kam jos atiduoti. Nu, žinot, sako, tu cveką moki įkalti į sieną, tai gal ir čia. Išeis ir aš užsikabinau. Užsikabinau pradžioje šiaip savo, o paskui taip ir liko. O paskui pasižiūrėjau, kad tas kinas, kaip po toks, kaip po fiksavimo po to, ką aš dariau tiesioginiam darbe, ta fiksavimo juostoje, pradžioje kino juostoje, paskui video, kad jinai yra labai efektyvi propagandos priemonė, mokslo propagavimo priemonė. Kinas labai tokia efektyviai. Tai ar aš būčiau rašęs labai daug raštų, tų raštų nelabai kas skaito, ar aš dariau filmus ir tuos filmus matė labai daug kas. Ir ypatingai po to, kai atsirado televizija jau buvo, kai aš paėmiau kamerą rankas, tai ypatingai pasijuto. Ir aš turėjau iš karto suprantat, vietoj to, kad aš būčiau turėjęs tenais nuskaitytojų kažkiek tai čia atsirado galimybė turėti didžiulę auditoriją. 100 000 žmonių iš karto vienu metu, tuo pačiu metu pamato tai, ką mes darėm. Ką mes darėm archeologijoje. Ir paskui ta tematika atitinkamai. Man labai rūpėjo atsikasus vieną kapą, labai rūpėjo pažiūrėti, kas tie daiktai, kam jie reikalingi, kas jais naudojosi, kaip naudojosi ir kaip atrodė tas žmogus. Kuo jis rengėsi, kokius daiktus nešiojo, kaip jis puošėsi.
ką jam į kapus papildomai dėjo. Ir paskui atsirado vėlgi tokia galimybė netyčia pažiūrėti į tą žmogų, kaip jis atrodė. Į tą viską, kada susijungim į krūvą, tai išėjo tokia mokslo popularizacijos forma. Esate kilęs iš Jurbarko krašto, iš Skirsnemunės, kaip dažnai lankotės mūsų krašte ir kaip jis jūsų akimis žiūrint keičiasi į gerąją ar blogąją pusę? Keičiasi viskas. Keičiasi viskas vienaip ar kitaip. Paskutiniais dešimtmečiais keičiasi labai gerai į gerą pusę. Gal ne tokiais tempais, kaip norėtume, bet čia ne viskas nuo mūsų priklauso. O dabar kaip dažnai, tai žinot, traukos, dabar tokios aktyvios traukos nėra, dabar yra kapai. Kapai ir čia kol kas laikinai sugrįžtu, paskui kaip Dievas duos. Žinot, kapuose vietos yra nemažai dar, bet čia, taip, tie pradom, tie paliksim, apie tai nekalbam. Tai dėkui labai už pokalbį ir galbūt ką nors norėtumėt palinkėti jurbarkiečiams. Viso ko geriausio. žinot, kaip sakyta. Ko gero tik tai tokios kūrybiškos sėkmės. Dėkui. Visiems jurbarkiškiam, o Jurbarkui klestėjimo. Ir Skirsnemunei taip pat pirmiausia. Dėkui labai jums už pokalbį. Ačiū ir jums.